Garbė Jėzui Kristui. Šiandien klausėmės ištraukos iš Šventojo Jono Evangelijos 6 skyriaus pabaigos, kur jame pasakojama apie Eucharistijos slėpinį. Norint geriau apmąstyti Eucharistijos, šios brangiausios Jėzaus mums paliktos dovanos slėpinius pravartų šiandienos Evangeliją sugretinti su palyginimu apie lauke paslėptą lobį. Žmogus pasirenkęs paprastą dirvą savo lobui paslėpti pasirodė esas nepaprastai sumanus. Iš pažiūros atrodytų, kad geresnė vieta lobui paslėpti būtų miškas ar kalnuota vietovė. Pavyzdžiui, kalnuose yra urvų, kurie galėtų būti gera vieta ką nors paslėpti. Tačiau kita vertus žmonės ieškantis lobio ypač domisi tokiomis vietomis. Kita vertus, paprastas laukas dėl savo įprastumo nekelia niekam susidomėjimo. Stovėdamas ir žiūrėdamas į tuščią lauką, žmogus gali lengvai apsigauti manyti, čia nieko nėra. Dideliame tuščiame lauke labai sunku rasti lobį. Panašiai ir Dievas žmogui paslėpė didžiausią lobį. Jis jį paslėpė Eucharistijoje, mišiose. Kiek daug žmonių, žvelgdami į mišių liturgijos eigą, gali lengvai apsigauti ir sakyti, čia nėra nieko ypatingo. Aš viską labai gerai žinau, jau tiek daug kartų buvau mišiose, žinau, kas ten daroma, giedama, sakoma, ir nieko žavingo ten nėra. Netgi priešingai, daugeliui žmonių mišios atrodo nuobodžios. Daugelis jų lengvai atsisako dalyvauti šventose mišiose dėl įvairių priežasčių. Todėl, kad ten per daug žmonių, per daug tvankų, per šalta, arba tiesiog kiti dalykai jiems yra svarbesni. Galima sakyti, kad tokiems žmonėms tai tarsi įprastas laukas, į kurį net nėra priežasties eiti, nes jau iš tolo matyti, kad jis tuščias. O visgi ten yra paslėptas lobis. Ir tai lobis, kurio ieško visi žmonės, nes mes visi ieškome meilės, vidinės ramybės, saugumo jausmo gyvenime. Galime paklausti, kodėl Dievas šį lobį paslėpė. Atsakymas paprastas, svarbu nemėtyti perlų kiaulėms. Juk kiekvienas apdairus žmogus prieš nuspręsdamas susituokti pirmiausia nori įsitikinti, ar į jį būsimas sutuoktinas žiūri rimtai, ar jis nėra žaisliukas kito asmens rankose. Dievas elgiasi taip pat. Kiek kartų Jėzus slėpė nuo žmonių savo stebuklus, draudė žmonėms skleisti žinią apie tai, ką jis padarė,
nes jo darbai nėra šauminiai. Tai gyvenimo dovana, kurią tėvas nori perduoti savo vaikams. Dievas savo vaikams paslėpė didįjį Eucharistijos lobį ir paliko užuominų, kaip jį rasti. Kiekvieno mišių pradžioje Jėzus kiekvieno iš mūsų klausia, kodėl čia atėjai. Ar ateini tik tam, kad išsiderėtum ką nors sau, sveikatą, gerą darbą, gerą vyrą, kad išspręstum savo problemas? Mišios yra neįkainojamos, jose slypi Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios amžinosios meilės galia. Ir nors liturgija kartais gali mums sukelti tam tikrus jausmus, tačiau įspūdžių sukelimas nėra jos pagrindinis tikslas. Per mišias Dievo Sūnus atiduoda save Tėvui meilę, didesnė už bet kokią nuodėmę, silpnumą, didesnė net už mirtį. Kai kalbame su žmonėmis apie tokią meilę, kuri niekada nesibaigia, kurios neslegia piktis ar puikybė, kuri neprimena blogio, žmonės klausia, kur ieškoti tokios meilės. Ji yra šventosiose mišiose. Ji yra ten paslėpta Viešpaties kūno ir kraujo aukoje. Mišios nėra spektaklis, tai auka ir šventė, kurioje reikia mokėti dalyvauti. Neužtenka vien pasyviai stovėti šalia, reikia priderinti savo širdį prie liturginių ženklų kuklumo. O mūsų pasaulyje, kur žiniasklaida viena kitą lenkia įspūdžių ir emocijų, teikiama gausa, tai nėra lengva. Dievas nėra efektingo šou režisierius. Jis veikia kitaip. Ar iš vaikystės prisimenate pasakas apie princą, kuris persirengė Elgetą ir ieškojo mylimosios, kuriai rūpėtų jis pats, o ne jo turtai ir kilimai. Mišios yra kažkas panašus. Visagalis karalius, amžinojo gyvenimo ir amžinosios meilės Dievas paslėpė save šiuose paprastuose ženkluose, nes nori, kad mylėtume jį patį, o ne regimą liturginės apeigos grožį. Todėl paviršutiniškai žvelgiantis žmonės užsukę į šventasias mišias, jose nieko neatras. Tačiau tie, kurie iš tiesų ieško ne Marijos meilės, džiaugsis, kad Eucharistija yra jos šaltinis. Bažnyčia moko, kad Eucharistija yra Jėzaus mokinių širdis ir gaivinanti jėga. Vartojant techniškesnę kalbą, galima sakyti, kad mišios yra tarsi automobilio variklis. Būtent jis leidžia automobiliui tinkamai veikti. Tačiau žinome, kad sunkvežimo variklis yra netinkamas motociklui. Lygiai taip pat mišios netaps atgaiva širdžiai,
Jeigu tikruoju jūsų gyvenimo prioritetų tapo pinigai, karjera, rūpestis įvaizdą, jei jūsų Dievo tapo vaikai, anūkai ar koks nors kitas žmogus, eidami į mišias, jose nesijausite gerai. Jums gali patikti pamokslas, interjeras, giedojimas, bet visas dvasinis mišių grožis liks užgostas. Juk mišių negalima įterpti į tokį gyvenimą, kuris pagal apibrėžimą yra tik pusiau krikščioniškas. Šis variklis ten netinka. Eucharistija netarnauja tokiems gyvenimo prioritetams. Ji tik suteikia galos įgyvendintant Dievo planus. Ar norite labiau mylėti savo žmoną, vyrą? Mylėti tai yra labiau suprasti savo sutuoktinį, būti kantresniam, pasiaukojančiam, bet ir Dievo būdu ryžtingesniam dėl jų. Jei to norite, Eucharistija suteiks jums neįkainojamas stiprybės tokiems ketinimams. Ar norite pažinti tiesą apie save, gyventi visų pirma tam, kad pasiektume amžinai išganimą savo ir savo artimiesiems? Tuomet mišios rezonuoja jūsų širdyje ir be jų neįsivaizduojate gyvenimo. Jos sužadina jumyse visą, kas yra tikrai gera.